Trakų Galvės ežere vyko Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo taurės varžybos. Beveik 200 irkluotojų iš Lietuvos ir Latvijos kovojo dėl 25 medalių komplektų. Labiausiai intriguojanti dvikova vyko kanojų irklavimo 200 metrų sprinto distancijoje, kur varžėsi 2012 metų Londono olimpiados vicečempionas Jevgenijus Šuklinas ir praėjusių metų pasaulio jaunimo čempionas Henrikas Žustautas. Visą distanciją abu favoritai įrėsi vienas šalia kito ir nugalėtoją lėmė paskutiniai metrai. Finiše galingesni buvo Žustauto įriai ir vienas perspektyviausių pasaulio kanojininkų iškovojo Lietuvos taurę. 20-metis Žustautas 9 metais vyresnį Šukliną aplenkė vos 0,2 sekundės. Stovyklose irgi ten jau kaip ir varžovai buvom, kartu treniravomės varžybos. Kiekvieną treniruotę kaip varžybos, dabar atsistojom. Aišku, oro sąlygos ne pačios geriausias, nes vėjas labai trukdė, gal negalėjom parodyti visos jėgos, kokią galėjom. Bet šiaip džiaugiuosi tikrai laimėti. Pirmą kartą laimėjau suaugus. Svarbiausia karjeros pergalė ar? Ne, gal svarbiausia buvo pernai pasaulio jaunimo čempioną, kai tapo. Bet šitą dieną iš svarbiausia. Pralaimėti visada apmaudu, bet ką padarysi, čia sportas ir sezono pradžia. Tai šiandien dar vėjas toks, tai ir Henrikui nelengva buvo, ir man nelengva, ne mano vėjas iš dešinės. Tai taip, iš starto man lygtais geriau pasisekė, po to aš, mačiau, ten truputį balansą praradau, tai tada Henrikas ir taip visą distanciją ir važiavom. Nu, ką padaryti, tai vienas dalykas džiugina, kad pralošt stipriam varžovui, tai nėra taip gėda. Dėl Henriko labai džiugu, nes tikrai dirbam stovykloje ir kiekvieną dieną jis laimė, kitą aš, tai ir čia įrodėm, kad abudu lygos kol kas, bet džiugina, kad pamaina ateina. Pasaulio čempionate ir olimpinėse žaidynėse šaliai vienoje distancijoje gali atstovauti tik vienas irkluotojas. Todėl tarp Šuklino ir Žustauto vyks kova ir dėl olimpinio kelialapio. Svarbu, kad stipriausias nuvažiuotų. O kas bus stipriausias? Aš irgi nenoriu neatiduosiu taip lengvai. Mano karjera liko 2 startai, kur aš noriu gerai pasirodyti. Tai pasaulio čempionatas Milane ir olimpinės žaidynės. Daugiau man kaip ir visus kitus titulus turiu ir man jau domina tie 2 pagrindiniai startų savo karjerą. Tai ir jau 30 metų, tai jau reikia visą savo pasiruošimas, visą savo jėgas skirti tiems startams. Labai atkakli kova vyko ir baidarių vienviečių 200 metrų sprinte. Pergalę tik po atkaklios kovos iškovojo neseniai Europos čempionato prizininku tapęs Ignas Navakauskas. Tik keletą akimirkų jam pralaimėjo įprastai dvivietę irkluojantys Europos čempionato prizininkai Edvinas Ramnauskas ir Aurimas Lankas. Jie užtikrintai laimėjo dviviečių baidarių varžybas. Yra labai stiprus priešininkai Edvinas Ramnauskas ir Aurimas Lankas. Europų buvo treti, todėl tikėjausi labai didelės konkurencijos, nes tikrai yra jie labai stiprus. Tai va, džiaugiuosi, kad aplenkiau, laimėjau. Jau artėjantį savaitgalį Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai startuos pasaulio taurės varžybų etape Vokietijoje. Po jų paaiškės galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis, kuri vyks į pirmą kartą organizuojamas Europos žaidynės. Azerbaidžano sostinėje Baku vyksiančiose žaidynėse startuos 7 Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai.